Įsivaizduokime, Monika Šalčiūtė uždirbo, laimėjo loteriją ar dar kaip nors, tarkim, kokia čia suma, kokia apvalesnė, 30 000 eurų. Ką jūs darytumėte su tokiais pinigais? Jeigu aš gaučiau dabar, tai aišku, be abejo, ta pinigų suma būtų didesnės vertės, nes vėliau ateityje mūsų valiuta euras ir skaitysis litas, kaip tai yra vienas, santykių vienas. Dabar mes inscenizuojam, kad tai yra santykių vienas. Dabar tai nebus, kad 3,50 lito. Tai aš kalbu, jeigu gaučiau tą sumą dabar, tai būtų 103 kažkiek tūkstančių litų, tai aišku, tai būtų vertė daug didesnė. Bet ateityje... Negu kada didesnė? Negu ateityje vėliau, aš manau, negu ten po kokių 3 metų. Kalbate apie infliaciją, kad sumažės dėl infliacijos vertė? Ne, tai faktas, kad tai bus, kad tai išsilygins, kaip ir kaip kažkada, kai buvo Laisva Lietuva, 91, kai mes nuo rublio tapom laisvi ir mes gaudavom vėl, mes grįžtam prie to pačio. Bet vėlgi, čia negalime pykti, nes Europos Sąjunga tai mums labai padeda, bet čia kita tema. Ne, čia mane truputį pametėt.